Trečio antro spaudos rūmose vyrai keikiasi, kelia ekipišą, ar turime ekipažų, kartu ar turim laisvų ekipažų, spaudos rūmose, Laisvė 60, vyrai garsiai leidžia muziką ir keikiasi eterį, eikit pažiūrėti, siunčiam ekipažą. Vaidas ir Klajumas. Vaidas ir Klajumas. Labas vakaras, jūs baigiantis nuo kompo išvarvinti akis Lietuvos ir pasaulio žmonės, su jumis sveikinasi laida Vaidas ir Klajumas. Taip, lyg pripiešęs dėdas 90-aisiais Palangoj grįžtantis ant mechaninio buliaus, Vaidas ir Klajumas lygiai taip pat grįžta į Zip FM studiją. Jo, aš kalbant apie elektrinius dalykus, aš jau šiandien tavo laiptinę ir vienam aukšte, aš žemyn leidus, nes aš nebandysiu daugiau laimės tavo lifto, tai aš leidaus vienam aukšte ir pas vieni žmonės buvo užsidėję spyną ant savo elektros skydinės šalia būto ir yra parašyta toksai uždėtas štampas Žirmūnų būsto ir parašyta profilaktiniai darbai neatlikti, nes piktybiškai užrakinta savavališkai šitas. Jeigu tai bus neatrakinta, mes jums šausim baudą. Ta prasme, pirmiausia, tu pamatai tokį dalyką, nu tikrai pamatai, jeigu tau užklijuoja spalvotą lapais tam, kad tu pamatytum. Yeah. Ir antras dalykas, aš mačiau ten tas spina vis dar kabo. Tenais jau kuris laikas, aš žiūrėjau ten datą, ten jau gana senai. Tai, ta prasme, chebra yra labiau savo jėgom užtikrinti, kad užpamintinti savo elektrą, negu žmonės, kurie moka Žirmūnų būstas ir tu moki savo mokesčių už tos dalykus, už laiptinės prižiūrėjimą, kad tau ateitų sutvarkytų. Ne, tu ateisi su pajalniku dėdas riebaluotam rankom ir... Kaip per Storage Wars su to tiesiog su replėm. Su replėm nukasi ir šitą ir padarysi. Tai vat, Let's look what we have here. Nes, pavyzdžiui, barake tai būdavo toks dalykas, kad jeigu nori vis iš kambarių iškrapštyti, tai skaitliukus pip, visiems kambariam išjungia, visi ateina. Vėl įsijunginėti atgal. Ta prasme, ką norėdavai padaryti? Yra tenais, kur užrakinta, yra chlapučikai, kurie atjungia tavo elektrą. Taip. Tai, tipo, jeigu nori visus iš kambarių iškrapštyti, tai tiesiog išjungi visiems. O kam tu visus iš kambarių iškrapštyti? Šiaip barakė gyveni, logikos nėra. Tipo, bent kažkokia pramoga. Kažkam ryžiai neišvirs, kažkam neišsiseivins darbas. Nu, tipo, yra, žinai, visokių taip, logiškai. Benefitų. Gali pažvengti. Jo, teisingai. Aš atsimenu, kai aš paišiau animaciją, būdamas paauglys tokiai studijai, tai mes turėdavom tokius vadinamus upsus. Žinai, kas tokie yra? Upsai realiai dar naudoja daug kas naudoja stacionarius kompus, bet nuo tada, kai yra laptopų naudotojams jų nereikia. Ai, tipo backup power. Jo, jie ten 20 minučių netgi, o yra netgi kai kurių, kurie iki valandos ten gali laikyti tokią jėgainę, kur tau, iš kurios pusės jisai stovi, tau tą pusę nuplinka anksčiau. prie paspirtuką elektrinę prijungtą. O pas tave be akis krauju visada užsipylė ir tai mes atsimenu šitą dalyką turėdavom. Bet po to, kai laptopą turi, tai dzin. Galiu pagirti. Už ką? Negalvau, kad Klajumas iš tikrųjų taip gerai gamina valgyti. Šiandien man pagamina pusrytį. Ir, žinai, kaip aš sakau, tik 4 ingredientai ir, tipo, nuostabus patiekalas. Nes buvo kiaušiniai. Mano kvapas. Kiaušiniai, šoninė, svogūno laiškas ir meilė. Ir buvo nuostabus pusryčiai. Ačiū. Yra... Mano Instagram'e yra. Ta prasme, man žmonės netgi rašė, kur tipo tą nutysusią seilę metą iš mano Instagramo story. Žiauriai faina, aš niekada negalvoju. Nes aš galvoju, tu šneki, ten tipo, aš bulves buvo kept kažką, niekada tu nemoki. Yra paprasti dalykai, kuriuos tu man duok gerą dalyką, aš sugadinsiu, bet jeigu tu man duosi kiaušą, batono, sasiską, dar kažką tai ir bulvę, aš tau seniai. Jau fanės. Taip, ta prasme, aš ten Salt Bay, tos visus mėtysiu per šituos. Tai va, tai aš moku iš kirvio košį išvirti. Jo, ir dabar visi galvoja, kad mes kartu mėgojam, tai ne šiąnakt. Ne šiąnakt. Taip, mėgojam ir ne kartą. Esame mėgoję netgi Norvegijoje. Taip. Kur visą laiką šviesu. Ta prasme, kaip reikia Norvegijoje gyventi, kur yra visą laiką šviesu? Mane žiauriai išmušė iš ritmo. Man atrodo, persmeigt su virbal galva nori, kai visą laiką šviesu, bet kai ir visą laiką tamsu, kaip dabar irgi nori. Jo, šitas varo į tokią depresiją, o tenais tu nepailsi. Aš visą laiką tokiam sunkiom užuolaidom turiu užsitraukti, nes tu bet kuriuo metu atsibundi 3 ryto tiesiog, kažkaip prasimerki, jau šviesu, nu tai kelsiuos tada pasižiūri 3 ryto atsiguli ir tas... Kur pradeda kai energetinė prišovęs 18 būtum. Tas toksai, žinai, kur visą laiką, kai keliuosi tūliką, stengiuosi ne per greitai eit, kad širdies ritmo neužpumpuot.
Nes man po to sunku, aš atsigulu ir man jau party time, jau Friday night. Šiandien klaimas pas mane, aš pirmą kartą mačiau, kad žmogus taip kavą daros, kurisai, aš turėjau pusę kilo kavos, dabar pasvėriau, liko 3,5 gramų. 2 padėlius pasidarė, tai jis padarė tokią smegdabę, kur jūsų senelis paskendo paslapti visai. Aš šiandien 5:30 ryto kėliausi ir aš šiandien turėjau gerą tokią dženikę, nes aš norėčiau žmonėms daugiau papasakoti, ką mes šiandien su tavim veikiam, kodėl aš pas tavim buvau, nes mes darėm video, jau pradėjom. Mes visą laiką tyzinom, kad mes darysim kartu video. Niekas dar nesidomėjo, bet... Niekas nesusidomėjo, bet mes jau padarėm 7% video medžiagos, dabar liko kiti ten dalykai, kita sfera, bet didžiąją sunkiąją dalį padarėm. Nu, žinokit, aš labai noriu ką nors pasakyti, bet negaliu, nes ir ten yra... Manau, kad tikrai pamatysit. Jo, pamatysit. Nes jeigu šiais, kaip mes norim, tai tikrai visur nueis. Jo, tikrai zeba. Ką savaitgalį darai gero? Video padariau. Nu, tai... teisingai, video išleidai. Išleidau pačią keiščiausią žaidimo gyvenime video, kur yra viso žaidimo esmė yra, kad tu turi, tau nieko nereikia ten daryti, bet tu turi belenkokią laisvę. Tai tu tipo gali bet kokią armiją prieš bet kokią padaryti, kur aš pridariau, kur tarkim žirafos su liepsnosvaidžiais ir lazeriais kovoja prieš ryklius ant dykumos. Va čia yra būtent tie klausimai atsakyti tiem žaidimam, kurio tu visą laiką norėjai. Po to pingvinai, kiek pingvinų reiktų, kad tanką nugalėtum ir panašiai, žinai, tokie tipo. Ir, ta prasme, bet ten nėra paskaičiuota pagal tikro gyvūno galę. Ne. Ten nėra, kad... Nes aš manau, kad yra gana labai didelis skaičius, kiek tu gali minkštų pingvinų mėtyti tanką. Tikrai taip. Kol kas nutiks, tai jam tiesiog nuo jų kraujo žarnų pradės sukti sunkiau ratai, pavyzdžiui. Tai... Nes aš ir tą video ir šnekėjau, kur tipo, kiekvienas dalykas turi savo kainą, tipo, kiekvienas gyvūnas arba žmogus arba kažkas. Ir, pavyzdžiui, šuo 15 baksų. Kiekviena išdavystė. Jo, šuo 15 baksų. Žuvėdra 60, bet to pačiu ir juodas lokys 60 yra. Ir aš mėginau, ar jie tikrai tokia pačia stiprumą yra. Kur žuvėdra yra ryškiai geresnis gyvūnas, žinai. Ja. Teisingai. Tai va. Nes prie jūros, žinai. Teisingai. Tai, žodžiu, galima YouTube'is rasti šitą video Vaidotas Šežinis. Ir tikrai iškart išmes. Jo, o ką dar darai? Viskas, tai video padarė ir mėgoji toliau, kaip bodybuilderiai, kur vištienos pavalgo, tada kiaušinį cielą suvalgo virtą, pakelia štangą 3 kartus žiauriai sunkia, nes per daug negali kelti ir toliau miega. Kad geinsų neprarasti. Rimtai, buvau Vilniaus šviesų festivalį. Ką? Pats blogiausias dalykas, kokia mes gyvenime buvęs. Vilniaus šviesų festivalis. Nu jau iš pavadinimo. Buvo 28 objektai aplinkui senamiestį, kur buvo lempa pajungta į juos. Tai aš taip papasakočiau. Nes aš esu matęs kažkokį man, pavyzdžiui, fainas dalykas vienas, aš esu žaidęs Tetris ant namo sienos. Nu čia amazing yra šitas jo. Taip. Bet jeigu tu atvarai prie, pavyzdžiui, Kudirkos paminklo ir ten tokie kiniečių lazdelės, o ne kur valgai. Taip. Ir jinai apšviesta neoninę spalvą. Ir pasisuka vieną pusę, pasisuka į kitą pusę. Ir viskas? Jo, ir ta einam toliau. Pastatytas autobusas Gedimino prospekte, kuriam 2 lempas šviečia. Oho. Ir tok, įdomu, kaip šita instaliacija vadinasi ir aišku stovi žmonės. Bet čia matai, tas ekspresyvumas yra išreikštas. Banalinė erudicija sklindanti. Norėčiau užeiti į autobusą ir užuos šitą meno kvapą. Čia esanti banalinė erudicija sklinda tiesiog, seniai už burnos sklinda su tavo šaliku. Tai aš praėjau 4 ir maždaug pagavau temą. Man tas žiauriai patinka, kur ateini maždaug į kokį Luvrą, žinai, pamatai 3 paveikslus, nu supratau esmę. Pagavau bendrą vaibą, gerai varom. Yra, galim varyti. Krosocentru valgyti. Krosocentru, teisingai. Nu jo, nes ir man, aš visada bijojau sakyti, kad man neskamba gerai, nes aš nesu ten buvęs, tai žinai, tipo... Ką žinau? Šviesų festivalį? Šviesų festivalį, aš nevarau į miestą. Tai žinok, man šviesų festivalis McDonald'e pasibaigė ir buvo happy, labai mylas. Supratau. Šitas, nes man, pavyzdžiui, ferverkų festivalį, aš, pavyzdžiui, ferverkų bijau. Tai aš man atrodo, aš nekėjau. Jo, tai man yra... Nes aš esu pakankamai buvęs tūsų, kur ferverkas keistai žemai susproksta. Arba keistai užtrinka užpakalį. Ir tu jauti kaip... Ką? Arba keistai užstringa užpakalį ferverkas. Keistai, kame čia keistai? Nes neatleidžia žandukų. Supratau. Aš esu buvęs šitam sodyboj, kur sprogo
ir aš turėjau užsidengti, nes ant manęs dar to žiežirbos krito. Supranti, esi matęs, kur getą sprogdina, kur hebra tiesiai horizontaliai laiko po mašiną ir tada visą vaikų kiemą išneša. Tai va aš panašiam dalykė esu, tai aš supratau, kad žmonės sprogdina savo malonumui, tai aš liksiu su visais pirštais ir žinai, ką aš pažiūrėsiu video. Gerai, bičiuliai, labas vakaras, čia yra Vaidas ir Klajumas, pradedam 2 valandų savo laidą. Čia per Zip FM, nebijokit, jeigu negalit paklausyti mūsų iki galo, arba neklausyt nuo pradžių, eikit į mūsų YouTube, Vaidas ir Klajumas, taip ir rašykit, tenais rašyt kasdien vis naują laidos įrašą. Žinai, ką sakė, žmonės dabar yra 102, man atrodo, laidas kažkas tokio. Taip. Tai žmonės jau iš naujo klausos ir sakė, kaip naują laidą klausais. Tai realiai mes galim baigti savo karjerą ir vis suksis tas. Mes kaip Game of Thrones, žinai, kur žmonės gali per naują žiūrėti, nes vis pamiršta, kurioje vietoje karalienė su savo broliu Dulkinas. Tai žodžiu, YouTube, Vaidas ir Klajumas ir važiuojam! Wow, čia Minuteman Corona. Tie, kas esat žiūrėję Džekesus, pažinsit iš karto šitą gabalą. Labas vakaras. Gerai, užtaisiau po to labai gerą gabalą žiūri, kuris man žiūri patinka. Radar Love by Golden Earrings. Jisai yra iš šitų... Tai dulkės nuo plakštelės. Ne, jisai yra... Kaip tu palas sakydavai? Kažkoks būdavo tavo kvailas pasakymas pradžioj mūsų laidų. Pasakykime dulkės, ne... Laikykime pirštą jaunimo pulsą. Čia buvo praeitoj tavo laidoje. Kažką sakydavai. Žodžiu, atsiminsiu vėliau. Gerai, pradėkime laidžikę, gal nuo kokių lengvesnių, ne, temų tokių. Tinka. Šiaurės Korėja. Kad ir kaip būtų keista, kur pavyzdžiui, tu galvotum, kad Šiaurės Korėja inovatoriais galėtų būti? Kokiose srityse gyvenimo? Kiek įmanoma būdų paruošti šunį. Kiek įmanoma būdų paruošti kaimyną, pavyzdžiui. Artėjom prie teisingo atsakymo, iš tikrųjų netoli šovai, nes yra susiję ir su mada, ir su maistu, pasirodo šitas dalykas. Supratau, valgomi apatiniai. Labai arti esam. Šiaurės Korėjai valgomi apatiniai yra, tipo, kaip Afrikoje maisto karas. Žinai, toks yra kur geriau panaudoti tai, ką jūs naudojat medžiagai savo. Žodžiu, Šiaurės Korėja yra inovatoriai dėl to, kad jie išrado valgomų drabužių tipo mados liniją ir jie gali būti suvalgomi to avoid starvation, tai išvengti badavimo. Palauk. Aš žinau, čia daug yra dalykų. Kaip blogi. Gerai, o tai nebūtų geriau tiesiog iš to, kas yra daroma valgyti, tiesiog maisto padaryti, o neskirti... Ne, per lengva. Skirti laiko, resursų ir žmonių, kurie po to dar labiau norės valgyti, nes turės tai dirbti ir po to juos maitinti šortais arba tiesiog geriau batonų prikepti. Žinai, Šiaurės Korėja works in mysterious ways, aš tau tai pasakysiu. Kas geriausia, aš tau, žiūrėk, gal matysi. Works yra sinonimas taip pat žodžiui. Tie drabužiai atrodo taip, kokių tu marškinių, realiai tu tokių gražių marškinių neturi. Aš negaliu nešioti marškinių, nes aš be wife beaterio šitos vandamkės negaliu nešioti nieko. Aš be vandamkės negaliu nešioti, nes pas mane viskas prakaituoja. Ir žodžiu, tai atrodo, jeigu klausytojams paskaitai, realiai marškiniai, kuriuos dedės, kai eini į jubiliejų. Jo, tokie... Tokio vadydžio. Paprastų spalvų. Silkės rausvumo. Jo, paprastų spalvų šitie. Ir čia kaip rašo, jeigu kartais kalnuose pasklystum, tai gali suvalgyti savo marškinius, ne? Okay, kas su marškiniais eina į kalnus? Kas valgo savo rūbus kalnuose, štai pasiklydęs? Va tokį aš tų klausimų užduosiu. Kas eina į kalnus su marškiniais? Gerai, aš dar tiek galiu suprast. Prisigėrėm, žinai, su Kim Jong-unu ir jis man iš patrankos iššovė savo ir gaus, kad kalnuose atsidūriau. Arba per kalnus reikia darbą eiti, toks gali irgi būti liūdnesnis. Tai ar tikrai turi baigtis tuo, kur prie minuso, tu žinai, ką aš... Vat man įdomu, ar aš labiau dabar norėčiau užkast, ar man kirminiuką numarint, ar man nuo šalčio numirti. Jo, minus 20, tipo, tai suvalgom. Bičas, nes matai jo puhavykas popkornų prigrūstas ir jisai atsisėdęs tiesiog praplėšė pagaminta iš netikro flaneleto kažkokio. Flanelete Fabrics, tipo, ir tenais galima surasti proteino, amino rūgščių, sulčių. O, čia dar netgi detoksikacija, čia dar pardavinės kaip kūdinimosi dalyką. Magnio, geležies, kalcio. Ar tikrai yra magnis, geležis ir kalcis, kai tau reikia išgyventi, tipo, nenumirti? Aš manau, svarbu tie mikro dalykai, bet... Ar tau geriau kiaušinio lukštą suvalgyti? Vat klausimas, nes, tikrai kažkas po to pradės eiti reklamos. Tada, kai valgau savo trusikus, mano šeima visa. Žinai, kažkoks yra... Bet, žiūrėk, o tu esi matęs, kaip atrodo Šiaurės Korėjos kamufliažas? Arktinis jau pas juos? Ne.
kamufliažas, kurie užsideda, kad jų nesimatytų tarp lapų, pavyzdžiui. Kaip kad jų ir taip nesimato kai daug. Nu, nes pas juos yra vienodai apsirengę ir dvi šukuosenos. Parašyk North Korean camouflage. Čia man challenges. Taip. Visi, kas dabar turite laiko, nevairuojate, esate prie kompiuterio, pavyzdžiui, turite klavikę prie savęs, parašykit North Korean camouflage. Ir jums išmes moteris užsidėjusi porą šakų ant Kaip? Žinot, kur būdavo pas jūsų fizikos mokytoja ta negyva gėlė tokia, kuri virš durų staktos būdavo. Tas fikusas, kur niekaip ir iki dabar negalit pasakyti, ar jis plastikinis yra, ar jisai tikras, bet jums vis tiek reikėdavo jį paliet, bet vanduo iš ten niekur neišbėgdavo ir nesusigerdavo. Tai va tokius 3 lapus ant savęs užsidėjo. Ir dar su vežliuku ninja aprangą matau. Taip. Ojei, kaip good. Tai va, aš manau, kad gana yra netoli dar nuo šito jų ir valgomas. Kaip gerai atrodo. Nu. Tai gal davai nešiojama sodą ant savęs pasidarom, kur tipo agurkiuką iš pazašties nusikerpi ir viskas. Gerai būtų. Nu, nes ašarom palieja. Nes, pavyzdžiui, aš manau, kad reikėtų kažkaip geriau, nes ten tikrai žmonės badauja. Visi bairiais, bet ten reikia tų žmonės. Žiūrėk, dar vienas klausimas tau yra. Tu norėtum kažką valgyti, kas buvo ant tavęs, bet kuriuo momentu? Aš tau atsakysiu taip. Jeigu būčiau nuogo suši stalas, aš po to nedalyvaučiau švediškam stale. Žinai, kur įveža ant stalo mane tokį kaip per Bruno, kai įvežė meksikietis su... Tiesiai į morgo tą. Jo, tai jeigu ant manęs pridedamas sušių ir kad tipo kažkas valgytų, tai paimtų žmogus ir iš karto mane į ugnį įstumtų. Aš nieko nuo savęs nevalgyčiau, o jeigu tas, kas valgytų, tai žmogus death wish turi, ko gero. Tai va, žodžiu, Šiaurės Korėjos fashion paskelbė šitą dalyką ir nežinau, ar atkeliau šitas madas iki mūsų. Šiaurės Korėjos fashion. Ir kaip yra Victoria's Secret, tai ten government secret vadinasi, nieko nežinai, ką tavo valstybė daro. Yeah. Nes Šiaurės Korėja yra tapusi memo. Jeigu pasaulyje būtų memas, valstybė memas, tai Šiaurės Korėja yra tas dalykas, manau, labai gerai. Yra daug visokių ten stereotipų, bet Šiaurės Korėja yra būtent tas dalykas. Tikrai taip. Bet ten yra šiauri žopa. Kaip tie žmonės nesupranta, kad tu nebeturėsi tuoj sekėjų savo. Tau yra pasišventusi valstybė, tu esi dievas tenais, Kim Jong-unai, bet kaip tu gali nesuprast, kad tu numarinsi visus badu ir yra sunku išlaikyti komunizmą, kad ir koks jis ten yra, jeigu nėra maisto. Ne? Mhm. Bet komunizmas su maistu toksai, žinai, kaip žydas nacis, toks nelabai vienoje vietoje augantis dalykai man kažkaip tai yra, toks kaip žolė ant greitkelio. Už visą tą, ką daro dabar Coldplay su muzika, aš atleidžiu šitą gabalą. Labai patinka? Kaip šitas vadinas? Clocks. Labai. Man žiauriai, žinai, kas man labai patiko, nežinau, gal daug ir klausytojai nematė, nes visi žiūri Game of Thrones. Taip. Ir jie, kai yra raudonos nosies diena, kas šiaip labai gražus dalykas yra ir užsienį. Aš dėlioju taškus, okei. Tai aš to viskas dėsiu, čia per vieną sakinį galiu paaiškinti. Coldplay, Game of Thrones ir raudonos nosies diena. Kas gali būti geresnė negu tai. Ir Coldplay padarė tokį video, kuris yra skečas, gal tenais 12 minučių, kur jie kuria musicalą Game of Thrones tematiką. Taip. Ir tipo, kaip jie kuria ten visokias dainas ir tą mėgina pasikviesti visus atlikėjus iš Game of Thrones, kad jie dainuotų tą musicalą. Ir, ta prasme, žiauriai jokingų visokių gabalų buvo. Apie Red Wedding žiauriai geras gabalas buvo, po to buvo Rastafarian Targaryen ir tipo ta... su Jamaiks kepurytę šoka ir panašiai. Žiauriai nuotaikingas video ir viskas, kas yra raudonos nosies diena, tai renkami pinigai vaikam, kurie ligoninėse guli, ne? Taip, žinau, šitą. Ir po to, bet nežinau, gal reikia išduoti, gal nereikia. Ta prasme, jeigu parašysit Coldplay Game of Thrones, tikrai išmes šitą dalyką ir po to nukencelino jų šitą dalyką, nes tipo Martinas nesutiko pasirašyti po tokio dalyko ir po to... Rašytojas turiu menyje? Jo, bet čia viskas skečas, tai viskas kabutėse ir po to, gerai, mūsų sekanti idėja yra Taken on Ice. Kur labai kokybiškai batas parašytas ir žiauriai fainas. Nu, nes Coldplay... Visi, tamsi čia tas amžino... Dar vienas dalykas, Coldplay būgnininkas vaidino Game of Thrones. Tai ir Širanas vaidino Game of Thrones. Jo.
Dėja. Tai, nu nežinau, man tai nėra jokios tame problemos, bet žinai, tas tai yra amžinoji diskusija, kur žmonės klauso, aš ir pats turiu tą dalyką, kur tu kažką iš pakankamai senai žiūri, klausai, matai ir po to nupopsėja tas dalykas ir tu pradedi pykti, tai daug kas ant Coldplay'os ant to pyksta ir man, pavyzdžiui, jų nauja muzika, nu tiesiog ne mano dalykas. Aš tą patį apie Imagine Dragons sakiau. Tai Imagine Dragons, Kings of Leon, kas dar iš jų Bastille, visi, kas dar į Darkside'ą perėjo. Nu, aš tų main grupių tokių nelabai žinau. Ką? Tokių main grupių, sakau, nelabai žinau mainstreaminių, nes aš mažai jų klausau. Jo. Nu, bet kol kas tokius maždaug pagrindai vardinau. Ir jie turbūt daugiau dabar žmonių suteikia džiaugsmą, bet objektyviai muzika kokybiškesnė buvo anksčiau. Pavyzdžiui, netgi tasai, kur mes leidžiam dabar, šiaip netgi galėsi palėsi, jeigu norėsi. Boy Pablo, ne? Taip. Aš atradau tą dainą, kurią mes laik leidžiam, kai jinai turėjo 20 000 perklausų. Ir tipo, aš čia atradau ir ten visiems šmėčiu, viską gera daina. Dabar 7 milijonai ir aš jau nebežinau, ar aš taip pat mėgaujas tą dainą, kai 7 milijonai žmonių. Bet tai kas yra taip? Tu įvardinai ką tik vieną didžiulę problemą. Man kažkas taip yra. Aš atrandu kažką, aš pasižiūriu ir kai atsiranda fanų bazė, aš iš jos išeinu. Viską, aš negaliu. Žiūrėjau iDubbbz YouTube, žiūrėjau, pasidarė 20 milijonų ir pradėjo žmonės memus daryti. Viskas, aš ten šiau, Rick and Morty, man žmonės cituoja, šitos aš sakau, aš nežiūriu. Visiškai. Ir aš dėl to nenoriu įsijungti į Game of Thrones kažkodėl. Man kažkas yra, aš negaliu eiti ten, kur... Nemėgsti kultų, taip pasakysiu. Bet nėra tai, kad man nepatinka bendruomenė žmonių, kurie džiaugiasi tuo pačiu turiniu. Man tiesiog kažkas... Tai žodžiai, į Norvegiją negalėtum važiuoti. Kodėl? Nu, nes daug lietuvių. Ne, nu man yra sunku, kai man suaugęs žmogus cituoja Žvaigždžių karų eilutės. Jeigu prie manęs ateina suaugęs kažkoks tai labai diskutuoti apie Žvaigždžių karus, suaugęs žmogus fantastas ir, na, žinai, kaip Lukas Skywalkeris yra pasakęs ir aš taip... Aš labai mėgstu turinį, bet aš nemėgstu tų kultūrų, kurios formuojasi apie turinį. Tai čia toks, toks durnas, biški mano požiūris. Nieko prieš tuos žmonės, tiesiog aš... Jo, man biški šiurpsta oda. Galvoju, kokį tau kontraargumentą paduoti, nes tikrai kažkom domies, kom žiauriai daug žmonių domis. Kinu, tiesiog iš vis kinu, bet... Ne, jo daug nesidomi žmonių. Tai, ta prasme, aš neturiu, ką žinau, aš komiksų skaitau vienas, nieks nežino, kad aš komiksų skaitau, tu žinai, tu turi man... Jo, beje, komiksai, žmonės išmėginkit šitą dalyką, nes aš vis laik galvodavau, kad klojimas nerdas yra moksliukas ir tai eik, ten tos pats skaityk. Davė 2 Batmano komiksus, aš viskas jau tipo... Kaip romaną. Can I have some more? Can I have some more? Nes mano draugės sesuo yra sakiusi mano draugiai, sako, o tai Domas žaidžia tos žaidimus, o Jėzau, tu jį atmuš greičiau. Blah. Tai aš visą laiką turiu tą patį argumentą visiems šitiem žmonėm. Filmus žiūrit, jo, knygas skaitot, gerai, daugelis iš jūsų neskaitot, bet, knygas skaitom, tai čia yra lygiai tas pats. Tu gauni turinį kažkokią tai formą. Žaidimas tik yra pati labiausiai complete. Tu gauni ir dalyvauti tame, ir muziką, ir vaizdas, ir filmą, ir viską. Tu gauni complete. Tada filmas yra vienu laipteliu žemiau, tada yra knyga, tarp knygos ir filmo yra komiksas, nes tai yra vaizdai, bet jie nejuda. Ir viskas. Ir jeigu tai yra gera istorija, koks tu galų skirtumas. Aš sakau, aš tikrai negalvojau, kad aš taip užsikabinsiu, nes tu man tą padai, bet man, tai padai, pamėginkim. Galvoju, o ten bus tas visas 50. Ir aš ten jau tipo prie smilkinių pirštus pridėjęs apie egzistenciją, galvoju, kad Jokeris ten šneka. Taip, tai žiauriai užkabina ir aš dabar beje laukiu jau naują betšą iš tavęs. Taip, tai kai pabaigsi šitą betmaną, aš tau duosiu Hellboy. Aš tau neatnešiau dar. Ne, tai kaip... Aš jau pabaigiau jį. Tai kaip paduosi, tai... Aš dabar galvoju, kada nedavai manau, nes taip aš galvoju, kad atidavai ir tu manau, nedavai. Jo, tai aš tau duosiu Hellboy, va ten tai yra... Žodžiu, gerai, ne apie komiksų žmonės susirinko paklausyti, ne? Kažką dar galim... Žmonės su gyvūnais turi labai keistą santykį. Ypač su naminiais gyvūnais. Nes, pavyzdžiui, daug gali padaryti, ne? Kaip ir tu sakai, tenais galėtum man galvą nuskust, kad šuniai... Jeigu mano šuo sukosėtų ir aš turėčiau bėgti pas gydytoją, aš savo paną kaip amerikietiško futbolo žaidėjas nunešiu nuo laiptų, tam, kad aš galėčiau, kad išaiškėtų, kad mano šuo tiesiog plaukeliu paspringo ir kosuliukas biški buvo. Tai man, seniai, aš krūpčioju. Bet dabar ateina tokie laikai, kur, pavyzdžiui, tau šuniuko nuotraukos Instagramą neužtenka, įsidėt, kur tenais daug buvo visų ten, kur prie aligatorius ateina paglostyti mėgina, ir panašiai. Ir prieina prie keistų tokių gyvūnų, kur, pavyzdžiui, atrodo labai nekaltas gyvūnėlis, paprastas, iš animacinių serialų, ežiukas tiesiog, Taip. Dabar matei, jaučiu Instagram'e, tenais uždeda mažą kepurytę, mažą skateboardą ir ten tipo 200 000 laikų. Ežiai labai greiti, tarp kitko. Jo, aš daug ežių matęs vaikystėje, tai
nežinau. Labai juokingai, beje, Ilgos atrodo. kojos tokios, atsistoja. Labai juokingai atrodo, kai eina mama ir kokie 8 iš paskos eina, ežiukai. Okay. Nu, aš kaime. Nu, žiauriai juokinga. Nu, ta prasme, va čia tai humoras. Seniai, va ką mes ten apie savo penius, visą kitą, čia yra nesąmonė. Jūs nežinot, kas yra humoras, kol Mama nematėte ežiuko. su 8 ežiukais, va čia Izrael humor. Ir dabar nuo oktober, kas yra oktober, spalis, ne? Taip. Nuo spalio atsirado 11 tokių lygos atmainų kaip salmonella typhimurium, kas labai daug metų buvo nematyta ir iš kojos atsirado ir šiaip čia gan stipri liga yra ir čia nėra, kad ko galimogelį darė, žinai, tipo ir į akį pasitrynęs sutrynė kiaušinę ar lūkštą ten suvalgė, žinai, kad neišmestų kalorijų. Taip. Tai visa tai buvo nuo bučiavimosi su ežiukais. What? Tai tu nuo ežiukas savo burnoj turi tokią bakteriją, kuri sukelia salmonella typhimurium ir šita liga yra labai pavojinga. Ką? Taip. Ką? Taip. Kaip tu su savo Čia šunim žinai, kaip yra. Žiūrėk, žmonės, Dave Chappellas turi genialų apie tai bitą. Žinai, kad yra spekuliuojama, kad AIDS atsirado, kad bičias su beždžionė prasidavė. Kaip tu iš vis daini kito? Kur yra tas dalykas, kur tu ateini, tipo, sėdi visi draugelį ir tu vienas prie beždžionės, hey boy. Kaip pagaut beždžionę? Nori gal bananą? Šiaip, važiuok paglostys, viskas gerai, nelendu, važiuok, dar gal vieną bananą. Ne, ir, mažasis princas ką tik pasikeitė, mano. Kas bučiuojasi su ežiu? Nu tai tipo, kaip ir katiną pasiema ten tai taip pat aš galvoju ir ežiuką pasiema. Ne? Nu, aš bandau... Nes kai tu auginė ežiuką, tai jis nėra vis laikį tą supersoniką susigūdžias. Nu jo. Nu, aš ta prasme, aš savo šunį esu bučinių davęs, bet, kiek žinau, šunės salmonellos... Tai va, tame yra esmė, kad žmonės... Šuo pašunį iš šiknos kirminas nenukarės, tai gal aš ne... Žmonės nepagalvoja, kad nereikia ant liežuvės raigės ten kažkokios jūrinės laikyti, žinai. Nesuotų jo, kodėl kažkaip žiauri faina fotkė bus. Teisingai. Ir panašiai. Tai žodžiu, nesibučiuokit su ežiais, kai ateis ežių sezonas. Jo, insert neskustos vaginos bairis čia. Gerai. Visiškai. Gerai, čia, nežinau, spėsim, ko gero galim ir nespėti rekomendacijos. Tai kitą valandą įdėsim, jo. Right. Nebeturi ką žiūrėti, ko klausyti, turinio rekomendacija. Tai bičiuliai, ir kaip vis laik antradieniais aš mėgstu parekomenduoti kažkokią lengvesnę turinio, nes man atrodo, biškai gal apsunkinam žmonės, nes ne visi turi laiko pažaisti žaidimą kokį nors, kuris 3 valandų reikalauja pražiūrėti serialą 8 sezonus ar filmą visą, nepažiūrėti. Aš pamiršau visą vieną dalyką. Nu, bet gerai, nesvarbu. Aš turėjau vieną žaidimą irgi, kurį norėjau rekomenduoti. Nu tai galėsi kažkada. Nugalėsiu vėliau, reikia nepamiršti. Aš vis laik pamirštu, aš jau kokią 3 laidą pamirštu. Gerai. Supratau. Atsiprašau, viskas. Wait to ruin my recommendation, aš galiu pasakyti. Pavogiau tavo dundulį? Ne, ir tiesiog dabar savaitgalį dariau streamą ir žaidžiau Tony Hawk Pro Skater 4, kas yra mano tavo kartos visiškai žmonių go-to žaidimas, top 3 žaidimų yra. Nu, jis yra malonu žaisti, toksai, žinai, kaip... Aš jį įsijungiau ir jisai man nei kiek nepaseno, nes visi tie triukai, kurie yra, nesveikai sukurti tenais, ir, pavyzdžiui, Bam Margera, tasai iš Jackassų, kuris tiesiog ore pasiema skaitą ir savo į kaukolę trenkęs su to ir tipo toliau važiuoja į manualą, važiuoja, varai ten flip. Ta prasme, jis labai suteikia tau nereikia daug skilo turėti, bet žiauriai gražiai viskas atrodo ir labai fluent viskas yra. Žinai, kas man yra, jeigu reikėtų palyginti Tony Hawk'e, kai tu pašoki su riedlente ir gražiai nusileidi, apsisuk ir vėl, yra tas jausmas, kai tu žirklės per popierių taip. Jo, tas, kur nieko nereikia daryti. Čia yra, smooth as butter. Kur tiesiog pasigauna ir tai, kaip neša. Jo, Tony Hawk'as yra. Ir ta vaidyba žiauriai bloga, kur tipo... bičiuli, aligatoriai pabėgo iš šito narvo, tai surink skate raides ir jie grįš atgal. Taip, mačiau. Visų veidai tokie, kur ištesti, kur atrodo kaip geografijos žemėlapis, kai kryžiuočiai piešia, lygiai toks pat. Ir nuostabu yra. Ir tą aš atsiminiau apie patį Tony Hawk'ą, kuris visiškai legenda yra skateboardinimo tėvas. Jo, jis dabar Virgis Takėnas, country tėvas, taip Tony Hawk'as riedlenčiavimo. Jo, šitas... Jisai dabar padarė ten 900 didžiausią spiną. Jis labai senai 900 padarė, bet... Ne, jis dar po to padarė, ne spiną, jisai padarė horizontalų apvažiavimą žemyn. Jo, tas spiralė. Aš mačiau, kuris ten tą darė.
Ir žodžiu, ką aš noriu jums parekomenduoti, tai užtruks tik 4 minutės jūsų laiko ir tikrai gerų emocijų prisigaudysi. Kaip du orgazmai vyro. Jo, mano ir po to tavo. Į dar kaimyno. Jo, tai šventoji treibė, žinai ta. Ką noriu jums parekomenduoti, tai 4 minučių video yra Tony Hawk 50 triukų būnant 50 amžiaus. Kur jam suėjo 50 gimtadienis ir sako, aš noriu kažkaip tipo apibendrinti visą savo gyvenimą. Ir jisai 50 triukų, kurie, ta prasme, mes galėtume iki 50 mokytis, nei vieno iš tų nepadarytume, aš ką dabar matau ekrane. Taip. Ir jisai ant tos rampos, kuri tenais yra 10 metrų aukščio, vert rampą, kur visiškai oro šokį, daro 50 triukų ir sako, gal yra, ko gero yra daug iš jų, kuriuos aš paskutinį kartą darau. Ir kaip jisai krenta, kaip daro, stojas toliau. Tai 4 minutės, 50 triukų būnant 50 metų. Čia mūsų tėvų amžiaus yra. Taip. Ir jisai dar ant rampų šokinėja. Jo, teisingai. Jisai yra man visiškai amazing ir Nes kur mūsų tėvai ant 50 visai kitokių ratų yra. Jie visai kitokius triukus daro. Tai... Per kateteriuką šokinėja kaip šokdina. Tik tai su kirviu triukus rodo jau. Į kalę šotų vaikam. Tai va, nežinau, man jis labai daug gerų emocijų sukėlė. Faina muzika, fainai nufilmuota viskas ir 4 minutės prisiminsit savo vaikystę, gal kai žiūrėdavo. Tai jeigu nežiūrėdavo, tai tiesiog galite pažiūrėti, kaip tikrai nuostabus žmogus daro nuostabius dalykus. Super, gerai. Tai dar kartą primink video normaliai, kaip ieškoti. Tony Hawk 50 Tricks at Age 50, o jeigu nesusirasite, viskas čia yra YouTube'e, jeigu nesusirasit, už minutėlės viskas atsidurs mūsų Discord'e, kuriame, jeigu dar nesat, galite parašyti mums į mūsų Facebook'o puslapį Vaidas ir Klimas ir numesim nuorodėlę. 20 valandų 21 minutė yra šitoj Marijos žemėj. Ką tu priruošęs Vaidučio? Dabar pagalvojau, kai sakei, kad Šiaurės Korėja memas yra. Taip. Ir į kitą pusę spektro, jeigu memą paimtume, Kanada būtų visiškai skirtingas, bet irgi memas šalis. Jo. Kur tipo klevų sirupas, visi labai mandagus, medkirčiai ir nežinau, ir tipo sniegas visą laiką. Ne? Bet tas mandagumas, kiek žinau, yra iš tikrųjų labai realus dalykas jų. Jo, aš kiek esu girdėjęs iš draugų, kurie yra buvę, tai tipo visi su geriausiais atsiliepimais apie Kanadą. Ir yra tų miestelių, kuriuose privaloma laikyti atrakintas mašinas arba ten kažkokius, jeigu turi ne tai, kad pavėsinės, bet kažkokius namelius tam, kad žmonės galėtų nuo meškų pasislėpti. Bet man atrodo, čia Aliaska yra, o ne Kanada. Gali būti ir šitas dalykas. Nes aš kažkada užpildyk skylę apie šitą dariau, jo. Atsimenu, kad tipo, jeigu puga, arba tu nuo meškos bėgi, tai tada tipo iššokį mašiną ir... Kanada yra keisčiausia vieta pasaulyje. Jie pila klevų sirupą ant sniego ir jį vynioja ant pagaliuko ir valgo. Ten dalis jų kalba prancūziškai. Labai daug. Taip, jeigu tu norėtum vizos į Kanadą ir, žinai, anglų kalbą, tai kažkiek taškų gauni, bet jeigu prancūzų, žinai, tai tipo iš karto balai dedas. Taip. Į priekį. Nes labai daug. Montrealį tenai, žinau, daug kas kalba. Jo, kažką paladarna. Jie turi klevų sirupo, netgi banką pasidarė, kaip tipo Šveicarija aukso laiką. Taip, nes jisai yra brangesnis už naftą, jeigu neklystų barelis jo. Tai ko gero, daug kas jau čia yra brangesnis už naftą, jeigu barelį jame. Taip. Grietinė. Abejoju. Kastinys. Ne. Tikrai taip. Kastinys man tokia yra... Gerai. Geriausias dalykas pasaulyje. Aš nesu skanaus kastinio valgys. Man kastinys yra tokia kažkokia lietuvių... Ant virtos bulvikės užsimest. Lietuvių virtuvės atmata kažkokia tai. Kažkoks tai... kaip mes galim dar neskanesnę grietinę padaryti? Davai, žiūrėk. Įtraukiam klausytojus. Neskursim paustą. Tegu parašo mums į Vaidas ir Klajumas, kam patinka tie pliusiuką parašykit, kam nepatinka tie minusiuką ir mes suskaičiuojam iki sekančių šeimo, kiek mes gaunam ko. Ir aš garantuoju, kad aš laimėsiu, nes kastinys yra pats geriausias dalykas. Supranti, žmonės už Hitlerį balsavo, kaip aš esu jau sakęs kažkada. Tai, kad kažką išrenka kažkuo geresniu, tai reiškia. Bet aš Hitlerio neragavau ir nesakau, kad nueisiu į parduotuvę ir žiūrėk, gal prie bulvių hitleriuko. Aš tikiu, kad kastinys yra arti Hitlerio skonio, žinok. Matai, kaip aš suvedu. Čia yra, matai, tight butthole šitas yra bairis visas. Nes aš esu buvęs visose tose ekskursijose su pastikruosius kastinius, kur mes atvarom į Liaudės buities muziejų, kur ateina moteriškė, kur tu pusę dienos mirkai knatą į vašką ir gamini žvakes ir tau duoda duonos paragaut ir čia viskas turi būti awesome dėl to ir tu atvarai.
nulipi nuo kojūkų, susilaužęs ranką, nes vaikščiai po tą kiemą ir tada tau duoda karštą bulvę į rankas ir tau reikia ant jo teptis kažkokį tai sugyžusi daiktą. Tai aš nešneku apie tuos, kur tipo nuo Merliaus tenais su mediniu šaukštu jame, bet tipo tas, kur parduotuviai gali nusipirkti, paprastas kastinys. Tokio nesuragavęs. Jis žiauriai geras yra. Aš esu ragavęs tikro lietuviško. Taip pat kaip pienas, ne? Pienas kaimiškas yra, nu tipo skys, bet tai ten vitaminai. Ne, man gali išimk viską iš pieno, vitaminus, viską. Pieną išimk iš pieno kaimiško ir man. Ir aš įsipilsiu į kavą ir man tipo žiauriai gerai bus. Bet tada, kai aš buvau pas brolį, mano brolis kaime gyvena ir sako, nori braškius su pienu? Let's go! Ir šiltą pieną dar tokio suplėdant. Kur tokie... Ups, žinai, blina ir dar toks karvės plaukas vidury plaukė. Palėgis, geriau su bakterijom. Ir jo... Stovės kaip kordonas. Visą laiką. Tuos ekskursijas į liaudies buities muziejus, tipo, yra blogiausias dalykas, koks gali atsitikti vaikui, man atrodo. Nes, pavyzdžiui, irgi, aš atsimu varėm duoną tą kept. Nu tai kas norit prie krosnės žarijas pažarstyt. Jo. Vis tokia sėdi. Nu gerai, sakau, aš nusideginau nuo rankus vienos plaukus visus. Tiesiog, kad mažai kam stovi nuo dalykų daryti, mažai jaunimo dirba šituose dalykuose, nes didelę tą dalį liaudies buities muziejų valdo žmonės, kurie ten 10 metų saugo tas tradicijas. Jo, ir kur nepriėmė lietuvių kalbos mokytoja būti ir taip pat sako, aš davai duoną mokytis. Ir daugelis tų, pavyzdžiui, yra kažkoks, aš žiūrėjau netgi dokumentiką, kur buvo įdomu, tarp kitko, apie seniausią Lietuvos kaimą. Kažkas tokio, kur hebra, kur gyvena grinai va to kaimo gyventojai jau daug metų. Kur daugiausiai metų turėjo, bet... Jo, ir ten jie viską labai įdomiai, ten geriausias... Ir, pavyzdžiui, jų didžiausias starsas yra, čia žinai kas, mūsų miestelį ar mūsų kaimelį. Kažkuris iš tų, kur atsimeni, sakėm, kad čia skemas yra allegedly, nes jie šitą... Nes mūsų miesteliai ir girių takais ir ten... Ne, girių takais gera, man atrodo, laida. Mūsų miesteliai... Palauk. Mes sakėm, kad kažkurios dvi laidos yra vienodos LRT, kur yra grinai netgi tas pats, kur tą patį filmuoja. Mūsų miesteliai. Ir tasai Rytas Suktinis, nes vis kitoj vietoj būna ir gal. Man atrodo, ten Kelmickaitis prodiuserinė, tai gali būti, kad ten tas pats. Ir tu tiesiog žiūri, kad apie tą patį iš tam pačiam kaime tik iš kitos pusės filmuoja tą patį reportažą. Ir ten buvo bičas, kuris buvo kiečiausias krepšių pinikas. Krepšininkas geriausias Lietuvos. Žiūrėk, mes esam su tavimi matę žvaigždžių. Labai ačiū. Mes esam šalia Bilbaro buvę, ne? Mes matėm, koks bičas užlipa ant scenos, papasakoja barių, ačiū, viskas nuėjo, ne? Mes esam matę žvaigždžių, su krepšininkais esam bendra, viskas normaliai. Tu nesi taip matęs su žvaigždėjusio bičo, kaip tas bičas, kur geriausias krepšius pina. Tu nesi matęs, kiek jisai dzundzių deda, tas čiuvas, jisai sėdi su peiliuku, pjausto šiaudus, pina sako, nu, suprantat, pas mane prieš 3 mėnesius reikia užsakyti, kad aš tau kašiką galėčiau nupinti ir jisai grupiais turi, aš jaučiu jo turus seka Bobas, kuris tos kašikus pina, jo, ta prasme, kaip yra festivalio headlineriai, tai Skermošiaus headlineris. Jis atvaro ir visi jau iš karto jam tos cukrinius gaidelius įmėti, žinai. Ir pintajėlius jau verčia kaime jos. Aš tau surasiu, tu pamatytum ten toks bičas, jisai va taip rock'n'rollą visą laiką įmetęs. Nes aš sakau, kiek aš susidūręs iš tom ekskursijom, kur irgi sakai, nu tai dabar visi pažymėkit, kas jūs duona ir visi bičių penį piešti tiesiog. Taip. Užknyso man čia būt. Dabar 3 valandas sėdėsim ir laužą klausysimės. Būtent. Taip. Gal su spragilais mokat kažkas grot? Ne. Labai, bet norėtume namo jau važiuoti. Taip. Nes ten yra tikrai ką įdomaus nuveikti, bet reikia kažkaip prasukti vilkelį į kitą pusę. Bet čia turbūt užburtas ratas. Turbūt reikia daugiau valstybės finansavimo. Jeigu atsiranda valstybės finansavimo, atsiras visokių tokių, kur norės atlikti viešai konkursą jaunimo kieto agentūrų, kur padarysim, žinai, kieto draustinio kažkokį tai reklamą ir gal kažką kieto šustero padarytų, kad ten, pavyzdžiui, vaikštai po triobą ir užsidedi VR, o ten VR, pavyzdžiui, tikri žmonės vaikštai iš tų laikų, ten kokie nors 3D renderiai, kurie ten kepa duoną ir tau nereikia klausyti ir tu, pavyzdžiui, kur tu nori galėjai, tau nereikia prie tikro uždegto vaikščiot, pavyzdžiui. Valstybės pažinimo muziejus, kuris atsidarė šalia prezidentūros, jis yra pats geriausias muziejus, kuriame esu buvęs. Ir visiems tikrai labai rekomenduoju, nes, pavyzdžiui, aš žinau, kad tenais ir 5 metų vaikui žiauriai įdomu būtų, bet ir man žiauriai įdomu yra, bet ir mano tėvukui žiauriai įdomu būtų. Nes tenais viskas yra interaktyvu. Taip. Tai tipo, pavyzdžiui, atprieini prie ekrano, kur ryškiausi Lietuvos žmonės, ne, tarkim, tenais Landsbergio kalba kažkokia, Adamkaus kalba ir panašiai. Nu, tipo, tokios įžymiausios mūsų
tos ankstyvosios, ne ankstyvos, dabar nesavos istorijos, tipo... Artimosios istorijos, jau. Jo, ir šitie visi dalykai. Ir tu pasiemi, pažiūrėjau, ir chlapučkai yra, ir tu pasigarsini tą, tu gali sujungti Jakilaitį su Adamkum ir, tipo, mėginti miksuoti užtildai, tipo, tas užtyla. Po to yra visokie žemėlapiai, ir tie žemėlapiai kaip veikia, tai tu uždedi tokią skaidrę. Taip. Ir, pažiūrėjau, rodo gyventojų visokius pasiskirstimus. Gali užmesti ir gyventojų, ir miškų, pažiūrėjau, žiūrėti, ar miškuose gyvena, ar negyvena. Tipo, žiauriai įdomus dalykas. Taip. Tai va aš apie tą ir kalbu, ir kur reikia kuo daugiau to interaktyvumo. Nes... Ir vaikštai su planšetė ir viską, tipo, jeigu tu kažko labiau nori pažiūrėti, tai planšetę. Ir visi žmonės, kurie varto dabar akis, pavyzdžiui, dėl to, kad šiaip tai turi būti autentika. Taip, yra autentika, bet turi evoliucionuoti. Mano močiutė yra atidirbusi daug metų etnocentre, etnokultūros, ir aš važinėdavau į tos stovyklas. Ir, pavyzdžiui, vienas iš fainiausių dalykų yra vaikui, apart to, kad tavęs dėdė neliečia, yra tai, kad tu mes visą laiką laukdavom tos dienos, kur mes gaudom žalvarį kalt. Epic. Tu ateidavo toksai čiuvakas, kuris visiems duodavo žalvario plokštelių ir mes kaldavom visokias apyrankės, peilius gamindavom, nes tu turi ką veikti. Tas yra nice, nes tu rankdarbiais užsiminėjai. Ir tu po to išsineši namo, tu vėletiniais dantim vaikštai 2 savaitės, nes tu turi palaižyti visą laiką tą žalvarį, nes jis įkvepia keistai. Bet esmė tokia, kad tu išeidavai su daiktu apčiuopiamu. Ir atsimeni po 15 metų. Ir atsimeni. Ir dabar pas mano mamą guli peilis, kurį aš esu padaręs iš žalvario, kuris yra absoliutus piece of pupų, bet jisai, zieba tai yra. Tai vat man lygiai tas pats yra, tu planšetę gali reguliuoti savo experience. Tu telikę gali lengvai perjungti, kodėl aš negaliu lengvai perjungti, pavyzdžiui, kaip duoną kepą. Čia yra geriausias šeimas, kurią esam padarę gyvenime, nes jis turi ir žinutę, ir bairių, važiuojam. Gerai, bet žinai ką, aš dabar norėjau kažką paleisti, bet aš galvoju, reikia gero. Su didžiai dalgi. Man I Trust Lauren. Super, labai tiks. Važiuojam. The Nice Guys, filmas 2016 metų. Tu matėsi, man atrodo, sakai, kad jis tau patinka. Nemačiau. Ne tu, kažkas, kur atrodo, kaip tu man sakė. Kas yra keisčiausia, aš dabar, kai po biškį pradėjau visur medijose vėl rodytis, vėl atsiranda labai daug mano... Aš tau siunčiau tą bičą, kuris nuogas ant dėnės sėdi ir kur visiškai aš pridėk 20 kg, aš skumbrė tiesa tau tipas rank. Kur aš netgi praeitais metais prieš kelis mėnesius dariau išrink metų vaidutį, kur tipo yra vaidutis egiptietis, vaidutis korėjietis ir visiškai kaip aš atrodo. Taip. Į mano veidą gana sunku pataikyti, bet jeigu pataiko, tai niekada nebūna Egipte nusifotkinęs visai gražus bičas. Tai visą laiką būna koks nors bomžas gulintis, pavyzdžiui, radistų feste, kur su visais gėrė tas bičas, kur guli. Tie, kas nežinot istorijos, primenu, kad šiame radistų feste buvo bičas, pasirodo, kuris buvo pakankamai panašus į mane. Jis atrodė taip, jeigu aš būčiau vaškinė figūra ir gaisre būčiau dabar. Tokie visi bruožai žemiau, žinai, toks pabėgęs visur žemyn. Ir tas bičas sakė žmonėm, kad yra aš. Nežinai, kaip aš girdėjau šitą istoriją, kad jam kažkas taip užšuko, klajumai! Ir jis, aš tam festivalį bus klajumas. Ir jisai gėrė su žmonėm dėl to mano vardu prisidengęs. Kas yra antras po Minedo blogiausias dalykas, kuo tu gali prisidengti, kad tau žmonės daugiau gerduot. Yra geresnių vardų. Žinai, kas yra dar nuostabu, kad tu negautum su savo vardu. Taip, aš prieičiau sakyti, kas šitoks yra. Aš būčiau kaip Čaplinas, nes Čaplinas yra 3 vietą beras užėmęs Čaplino lukalaikų konkurse. Tai aš tas pats irgi. Aš ateičiau ir sakyti, šitas bičas panašus į klojimą, einam gerti su tikruoju. Ir tą bičą išsivestų. Papasakok. Jo, ir jie man anekdotus pasakot ir sakyt, ko tu šituo ant scenos nepasakai, kad tu ten stand-upą kažkokį šūdą pasakai. Va čia yra. Kodėl tu toks nejuokingas buvai? Kai ant scenos buvai, tai žinai, galvau biškai, kad debiliuksės, bet dabar normalus pasirodė. Dabar normalus. Nepapūsė. Dabar visi. Kelmat, nešk. Tas, kur meta, žinai, Čia kaip Bartaševičius kažkada pasakojo, kai jis ėjo aplinkui Lietuvą ir sustojo kažkokiam kempinge ir tipo visi aplinkui laužą sėdė ir sakė, kažkoks bičas visą mano programą papasakojo prie laužą. Ir visi žvengia, tipo, Bartaševičius toks, cool story, bro, cool story. Ir iki manęs vienas mano bairis atkeliavęs kažkada. Bet čia yra geriausias dalykas. Taip, kur ėjo kažkaip, kur tam žmogui papasakojo ir jisai pasakojo ir sako, žiauri geras, žinau, bairį iš mano bairį pasakojo. Bet kur nežinau, kiek mano bairį, kiek, pavyzdžiui, Louis C.K. kokią. Pagal mano senasias programas žiūrint, kur yra pakankamai. Supratau. Gerai, žiūrėk, netikras naujienas, paskutinis varniukas, kurį turim uždėti ant savo popieriaus, tai žodžiu, pasklido tokia istorija, kad išėjo, kaip pasakyti, mokslinis tyrimas, porų santykių mokslinis tyrimas, tai kad, sako, jeigu tu šaipais vienas iš kito ir tipo negini viens kitą ir dėl kiekvieno dalyko priskabinėjai, kad tavo santykius labai sutvirtina tas dalykas. Ir čia tipo yra netiesa,
bet aš norėčiau labai pasiginčyti šitą temą. Kad aš manau, kad čia Nes, toks pavyzdžiui, yra... tu ir vis mante pažiūrėjus, tipo, jūs belenkaip stumėt vienas ant kitą ir tas, man atrodo, ir sutvirtina jumis. Čia yra mūsų vienas iš pasitikėjimo vienas kitų dalykų, nes užauga škūra visų pirma nuo vienas nuo kito dalyko, o šiaip tikrai ir dabar daugelis bachūrų klausys, kur yra labai sudėtingas dalykas kartais, savo pripažinti, kad santykiuose abiem pusėm, bet aš iš bachūro pusės lengviau galiu pasakyti, sunku pripažinti, kai yra teisus kitas žmogus. Ir man, pavyzdžiui, padėjo lengviau pripažinti, kad žmogus yra teisus, kai aš pasitikiu, pavyzdžiui, žmogaus humoro jausmu. Yeah. Kad, pavyzdžiui, man žmogus sako kažkokį dalyką, sako, kad tu šiandien kaip gaidys atrodai. Ir aš suprantu, kad tai neįžeidimas yra, o tai yra, tipo, hei. Bet ir aš dabar irgi, mes irgi ištreniruojam šitą dalyką, taip. Nes būna, tipo, tikrai būna kažkoks sunkus momentas ir kartais tokį taiklų bairį šauni, kad, tipo, bet vis tiek, tipo, high five. Susitvarkai, maladėts ir tada tai yra gateway'us šitą dalyką. Tai aš manau, kad humoro jausmas yra žiauriai svarbu. Nes yra tų žmonių, kurie viskas turi būti... Kur žinai, kur gyvena pagal romantinės knygas, kur visą laiką jis man gėlių nedovanoja ir dar kažkas, tai labai gerai, kai ir šito mums nebėra. Žinai, kaip aš pasakiau apie šitą dalyką, tipo, kad gėlių nedovanoja, žiūrėk, ką tu pasirinktum? Mes galim nuvaryti fainas vakarienės, tipo, abu pavalgyti ar burgerių, ar steikų kažko, ar tu nori 3 rožių? Nu gerai, kalbėjai. Aš, gėlės yra kaip ir, pats gestas faina. Ta prasme, jeigu žmogus nuėjo į tą vietą, kur ten gėlės, surinko tau puokštę dar pats ir parnešė arba nuėjo priskynę, tai pats gestas jėba, bet kur man, žiūrėk, aš kažkada aš pirkau gėlių ir rezervavo tos pinigus iš kortelės ir aš naudojęs jos kortelę, nes nutiko taip, mes gėrėm, grįžtam dar atgal, grįžtam 3 metus atgal, mes gėrėm centre ir gavosi taip, kad aš atėjau į centre esantį Svetbanką ir aš kišau į bankomato kortelę, išsitraukiau, o ten yra toks bankomatas, kur viduj, įeini į vidų, tokį priengį su bankomatais. Ir man jis nukrito ir aš paspyriau jį pagrindim į vidų banko, kur tu negali užeiti iki ryto dabar. Ir aš sakau, tiek to, žinai, čia likimas. Tai, o jinai naudojęs kitą kortelę, tai davė man savo, aš persvedinėjau ten pinigus ir aš naudojęs. Viskas tiesiog. Ir aš naudojęs tuo dalyku ir jinai mato, pavyzdžiui, ką aš nusiperku. O aš, jinai mato tiesiog McDonald's čekius pastovi, viskas. Ir vieną dieną jinai sėdė, jai bzz telefonas ir jinai, kokie čia šliuchai pinigus, iš tuos gėlės pirkai. Ta prasme, jinai įsivaizduoja, kad aš su gėlėm pas kitas bobas. Žinai, tas toksai, kur sėdi su sabalo kailiniais teta ir aš pas ją, brendžiuko, žinai, su kava. Lygiai tas pats irgi buvo, kur aš kažkada iš mažesnio padelio kavos namie atsigeriau, kas jau pas mus kavą geria. Tu irgi galvoji, kad aš pasikeičiu ir mes sėdim, vėl su sabalinė leidė. Jeigu aš jau užsiemu kitom tetom, tai aš einu su kavom. Aš iš mūsų bendro to barelio nupilinėjau, žinai, brendžiuką, žinai, į kavytę ir po to tik svarbu tetą išleis, fišnėtų tik nepalikit. Nėra taip. Tai va, ką žinai. Dar, paskutinis dalykas, kurį šiandien turim pasakyti, kad Kastanys 80% laimi. Kastanys. Gerai. 3 žmonės balsavo, 8-20. Jo, aš kai būnu 2 savaitės nesiprausis pas mane iš tarpkoje kastinė plaunus tokiais. Ta nata ir pabaikim tą šiandienos laidą. Užbaigiam antradienį. Pasakė, jis rinkdamas savo kaktą. Tokį. Jie turėjo jaustis tas milkinių atradimas. Viskas, laidų įrašai YouTube, Mixcloud'e, Klajumo nauja recenzija, žiauri faina apie filmą Ir visi jų vyrai, mano naujas video apie dinozaurų kovas prieš žirafas, Vaidotas Šiožinis YouTube'ai. Susigirdim rytoj 19 val. Ir čiausiam. Čiau, iki. Ir čiausiam. Čiau, iki. Ir čiausiam.